Realiai RDTA rinka labai platėja, labai daug kas daro, pavyzdžiui, RDTA 5 įdžioja ir labai daug visko, kas yra tiesiog nuostabu. Tas pats lygiai yra su Coilartu, bet aišku, čia nefilmuosim visos apžvalgos, tą tiesiog varom į kambarį. Iš karto matau skaičių 24 mm ir 4 ml. Ir čia yra Azeroth RDTA nuo Coilarto. Tai būtent šiandien mes ir išmėginsim. Ir galiu pasakyti tokį dalyką, kad kai aš tik jį pakūrenau, pabandžiau įtraukti garus, iškart nuėjau į vape shopą ir pasakiau, kas nori varyti Cloud Competition'ą. Tai ačiū Royal Smoke už tai, kad jie turi tokias fanas prekes, kad leidžia supažindinti realiai jūs su prekiam, kurios yra tikrai ir tikrai užtarnaujančios savo dėmesio. Su jumis Go for Vape ir mes lekiam tiesiai prie apžvalgos. Turiu du Azerothus. Vienas, kurį aš ką tik pagarinau, kitas yra būtent tas, kurį mes šiandien ir unboxinam. Tada dabar šokam tiesiog į apačią, apžiūrėkim šitą gražią juodą, mažą, telpančią į vieną ranką dėžutę. Pažiūrėkim, iš kokių dalių jis susideda ir tada aišku, pažiūrėsim, koks yra pas mane bildas, kaip ten maždaug rodo pačiam viduje po kapoto, kaip sako, šaunam į apačią. Pačioj komplektacijai galime rasti ką, tai yra pats skaitikliukas, tai yra perėjimas į 50 drip tipą, kas yra naudinga, didesnis drip tipas, o ringas nuo pačių Coilarto reikalingas kam? Jeigu pas jūs yra stikliukas, kaip ten yra pavyzdžiui dabar čia ranka, tiesiog reikia užmauti būtent šitą O-ringą arba tiesiog gumytę ant stikliuko ir maža ką jūsų skaitiklis kažkur nukristų, nudūžtų, dar kažkas stikliukui realiai nieko nebūtų. Bet net jeigu ir suduž, pas jūs yra papildomas stikliukas. Taip pat yra atsuktuvėlis, kas yra skirta atsukti mūsų varžtukams, bei visokiausiai papildiniai, pavyzdžiui, tokie kaip 4 varžtukai, gumytės ir galbūt to, ką realiai galbūt jums kada nors prireiks turint šitą skaitiklį. Taip pat apačioj galime surasti Coilart. Galvoju, kad čia lipdukas, dėja čia nėra lipdukas, čia yra tas pats, kas meno, tai kad prieita labai ir labai gražiai. Kągi, viską galime dabar sudėti atgal ir pažiūrėti mūsų patį skaitiklį iš arčiau. Pažiūrėjus iš karto šitą skaitiklį galime nuimti kepą, nes būtent čia mes turėsime dėti mūsų coilus ir iš karto yra pirma problema, su kuria aš susidūriau ir realiai čia yra, manau, vienintelė problema, kuri man duoda niekaip ramybės ir kas yra nelabai fainai. Atsukant mūsų štai šitus varžtukus ir bandant įdėti coilus, ten nėra jokios spiralės, reiškia, norint įdėti coilus reikės automatiškai savo pirštukais pakelt būtent šitą metalą, po kuriuo įsikiša realiai ir visi coilai. Tai kad va čia yra, manau, vienintelė problema, kuri man kažkaip atrodo nelabai priimtina ir gaila, nes pavyzdžiui Digiflavor kompanija daro šiek tiek kitaip, ant Faraono RTA, RDA ir taip toliau, pas juos yra spiroklėlė, reiškia mes atsukam varžtuką ir automatiškai pasikelia šitas metalas, po kuriuo reikia kišti coilus. Čia tokių dalykų nėra, tas yra labai gaila. Taip pat antras niuansas, kas irgi nerodo labai linksma. Skysčių pylimas vis dar išlieka tas pats senas ir nelabai kokybiškas skysčių pylimas per šoną. Labai gerai padarė kompanija su RDTA 5, kurią irgi neseniai apžiūrėjom, viską galima rasti visas apžvalgas pas mane kanale. Kaip jie padarė skysčių pylimą per viršų. Tas yra labai gerai, nes dažnai, kai mes pilam būtent pro šitą šoną per palenkus skaitiklį būna, arba įsipila, arba tiesiog va tą neduoda gerai įpilt mūsų skysčio, bet RDTA 5 padarė visą pylimą iš viršaus į RDTA, kas yra irgi labai gerai, ko čia labai gaila, kad nėra.
Kaip ir minėjau, 4 ml skysčio talpa. Būtent štai čia reiškia viską mes garinam lygiai taip pat kaip RDA, tiesiog nereikia lašint papildomai kas 10 įtraukimų skysčio. Čia realiai įpili skysčio 4 ml, čia jo tikrai normaliai užtenka. Vatą reikia apkarpyti iki stikliuką, reiškia mes įkišam vatą, atmatuojam ir apkerpam, kad vatos nesimatytų nieko viduje. Jos čia būt neturi. Tai kad vata turi būti apkirpta maždaug štai iki čia, iki stiklo ir tada viskas bus gerai, jokių dirgitų, bent jau aš jau labai senai būčiau įpilęs skysčių ir garinu maždaug, ką žinau, 2 valandą ir dar neteko užpilt nieko ir ant 115 vatų. Tai kas yra gerai RDA, dėl to man jie patinka, kad nereikia lašint kaip ant RDA, bet čia yra vos ne kaip RDA. Labai gerai. Kalbant apie airflow, jis irgi reguliuojasi, arba tiesiog kaip tai vadina gamintojas, yra tiesiog airflow kontrolas. Tai reiškia, tiesiog paėm laikom kaitiklį mūsų už šitos vietos ir bandom pasukti driptipą ir šitą airflow ringą, tą juodą dalį. Taip pat, ką galiu pasakyti, šitą dalyką galima naudoti ant mech modų. Kodėl? Kadangi čia yra reguliuojamas pinas. Jeigu jis nereguliuojamas, tai reiškia nepatarti naudoti ant mech modų. Bet kadangi jisai čia reguliuojasi, tad galima labai drąsiai ant mech modo uždėti būtent šitą Azeroth RDTA ir labai saurami ir fainai garinti. Kągi, dabar dar kartą žvilgtikim į tai viską iš arčiau ir manau ateis laikas jį pagarinti. Man jisai patinka, nėra čia labai daug skonio, kas yra gaila, bet garų kiekis tikrai yra pakankamas ir nėra jis ant tiek blogas, kad jo nebūtų verta nusipirkti. Kad ir kaina yra šiek tiek nemaža, pavyzdžiui, kaip patys gamintojai coilart.net rašo kem $6, čia yra tikrai nemažai. Bet galbūt kažkam prilips, kažkam patiks, bent jau aš jį garinu šiandien ir kol kas dar nesinori pridėti į šoną. Asmeniškai mano širdys yra linkus labiau prie RTA, ne prie RDTA, tai vien dėl to aš ir naudoju savo seną gerą būtent šiuo metu Supreme Atomizerį. Kągi, maždaug tiek, dar kartą ačiū Rojaliui už būtent šitąją prekę, tad tikiuosi jums patiko, bus dar daug visko faino labai įdomaus, susieksim ateityje ir visiems tiesiog gero.